Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Štai tą pirmąją savaitės dieną du Jėzaus mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau 3 diena, kaip taip atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį parašyta. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis susuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Tai viešpaties žodis. Brangus broliai ir seserys, keliaujame laike. Keliaujame Velykų laiko keliu, keliaujame gailestingumo savaitės keliu, toliau keliaujame savo tikėjimo keliu. Ir taip keliaudami susidurėme su įvairiausiomis problemomis ir blaškymaisis. Ir visoje toje kelionėje labai dažnai galime prarasti kryptį, kur link iš tikrųjų mes gyvenime einame. Galime prarasti netgi supratimą, kas mes esame, kam esame pašaukti ir tam tikrą prasme tapti niekuo. Ir taip gyvenime pasimesti, kad galėtų atrodyti, kad jau niekas nebesvarbu. Ir šioje situacijoje itin svarbus tampa gailestingumas. Šioje situacijoje svarbi tampa tikroji parama, nuoširdus supratimas, nes tik šie mūsų gaunami iš išorės ir vidaus dalykai gali nukreipti žmogų teisingu keliu. Štai ką mums sako šiandienos Dievo žodis.
Viltis ateis tuo met, kai mažai to tikėsimės. Žmogiškoji viltis yra iš tikro labai trapus dalykas. Ir ji labai dažnai nuvysta. Ir kai ji tai padaro, ją labai sunku atgaivinti. Beviltiškumą, kaip žmogaus dvasios ligą, labai sunku išgydyti. Šiandien Dievas mums meta iššūkį. Sutikti prisikėlusį Kristų, kuris ateina pas mus įvairiose gyvenimo situacijose. Visi Velykų pasakojimai rodo, kad Kristus ateina pas mus tose vietose, kur gyvename savąjį gyvenimą. Lengva supainioti viešpaties buvimą. Kaip Marija jį supainioja su sodininku, Petras jo neatpažįsta ant ežero kranto, Emauso mokiniai neatpažįsta jo kelyje. Velykos ateina ir suteikia mums naują galimybę tikėti ir gyventi nauju, vis įdomesniu būdu. Velykų istorija ir Emauso mokinių kelionės istorija nuolat sukasi ne aplink ką kitą, bet apie mus. Dievas mums savęs niekuomet neprimeta, bet Kristus prisijungia prie mūsų kaip guodžiantis draugas, keliaujantis kartu. Jis yra tas, kuris prie mūsų prisiliečia per kitus. Jis prie kitų prisiliečia per mus, kai einame kartu su juo. Pirmajame šios dienos skaitinėje girdėjome, kaip apaštalas Petras išgydo luošai. Jis tai padaro ne savo vardu, jis tai padaro Jėzaus vardu, nes eina kartu su juo. Tik vaikštant su Jėzumi galime nenusukti į klystkelius, bet dar ir kitiems atnešti išganymą. Tai buvo ir su Emauso mokiniais. Kaip ir daugelis mūsų šiandien, mokiniai einantys į Emausą buvo pasimetę ir neviltyje. Jų pasaulis juk sugriuvo. Su Jėzaus mirtimi sudrebėjo visi juos supančio pasaulio principai. Jie bijo. Jie bijo dėl savo gyvybės. Nukryžiavimo siaubas ir sukrėtimas užgožė juose visą viltį ir neleido viršaus paimti meilės bei gailestingumo mokymams, kurios Jėzus siekė juose įskiepyti. O ar šiandienos pasaulio įvykių siaubas neužgožia mūsų vilties jausmų? Ar meilės ir užuojautos mokymai neatrodo beprasmiai? Karo, teroristinių žiaurumų, ekonominių krizių ir daugelio kitų blogybių akivaizdoje. Kad ir kur būtumėme šią akimirką, vis dėlto ir mes esame kelyje į Emausą. Ir kažkas šiame kelyje visuomet nutinka. Kaip ir prie mokinių, taip ir prie mūsų prisijungia Jėzus. Jis eina šalia, jis laužo duoną, jis atveria jų širdį savo žodžiu, taip ir bloškiančiai, kad pasaulis mokinių jau nebegąsdina. Atkreipkime dėmesį, kad pasaulio situacija visiškai nepasikeitė. Bet mokiniai, pamatę Jėzų laužantį duoną, jų širdys visiškai pasikeitė. Kiekvienam krikščioniui, kiekvienam, kuris išpažįsta Jėzų Kristų kaip savo Dievą ir viešpatį, visų jų širdis viešpats nori tai paliesti. Kristus šiandien eina šalia mūsų. Kristus šiandien laužo duoną su mumis. Kristus šiandien atveria mūsų širdį savo žodžiu, lygiai taip pat kaip ir prieš 2000 metų kelyje į Emausą. Jo mokymai yra tie patys. Mylėkime Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protu. Mylėkime savo artimą ir melskime su savo priešus. Atleiskime vieni kitiems. Priimkime į savo širdis ir gyvenimus vieni kitus. Rūpinkimės ligoniais. Pasirūpinkime mažiausiais tarp mūsų
nes dangaus karalystė yra arti. Niekas iš esmės nepasikeitė. Išskyrus tai, kad dabar mes esame tie, kurie eina keliu. Ir mums tai reikia suprasti. Susitikimas kelyje tai perkeitė mokinių širdis, kad jie tiesioginė prasme apsisuko ir bėgo atgal į sumaištį, atgal į Jeruzalę, atgal į pasaulį. Taigi ir mes turime leisti, kad mūsų susitikimas su Kristumi kituose, maldoje, Eucharistijoje ir jo žodyje šiandien perkeistų mūsų širdis. Turime leisti savo būti taip užvaldyti Dievo meilės, kad jokia baimė, joks blogis, jokia kančia ir jokia neapykanta negalėtų mūsų palikti neviltyje. Pasirinkimas yra mūsų. Galime tęsti savo kelią į Emausą ir ten pasilikti. Toliau gyventi neviltyje, sumaištyje, nestabilume ir baimėje. Toliau gyventi pasaulyje, kuriame blogis turi paskutinį žodį, o mirtis yra gyvenimo pabaiga. Arba galime išgirsti žodį, išgirsti balsą ir būti užvaldyti meilės. Grįžti į Jeruzalę, atgal prie savo aistros, atgal prie gydančios kelionės, atgal į vilties gyvenimą, atgal į pasaulį, kuriame meilė vis dėlto turi paskutinį žodį ir gyvenimas niekada nesibaigia. Jėzus šventai Faustinai yra sakęs, kad daug sielų pražūva, nes neatsiliepia jo gailestingumą. Išgirskime Jėzaus kvietimą, keliaukime kartu su juo ir tame kelyje jį nuolat atpažinkime, kad neužsidarytume savo baimėje arba savo tobulume.